Gaisrai kyla dažnai, jeigu dūmtraukiuose atsiranda plyšių, pro kuriuos gali prasiveržti liepsna. Jeigu iš pakuros iškrenta degančios malkos arba žarijos, o po apačia yra degus pagrindas, šiuo atveju padėti daiktai, o pats pagrindas teisingai yra įrengtas nedegus. Svarbu atminti, kad katilą galima kūrenti ne daugiau kaip 3 kartus per dieną, kūrenti ne ilgiau kaip 1,5 valandos. Taip pat gaisrai kyla, kai dūmtraukiuose atsiranda plyšių, pro kuriuos gali prasiverti liepsna. Dažniausiai gaisrai kyla, kai katilai būna perkaitinami, kai yra problemų su dūmtraukiu, jis laiku nevalomas, jis turi įtrūkimų, ten susikaupia daug suodžių. Būtina valyti patį katilą ir dūmtraukį prieš kiekvieną šildymo sezoną, o šildymo sezono metu nerečiau kaip kartą į 3 mėnesius. Pelenų negalima laikyti degioje dėžėje. Draudžiama degias medžiagas laikyti arčiau kaip 0,5 metro nuo katilo. Kaip sakė, negalima į popierinę dėžę, bet kitos neturiu, tai nešu kaimynams į kiemą ir pilu. Jeigu naudojamas netinkamas kuras konkrečiam katilui, gali įvykti sprogimas. Ką galima naudoti, būna nurodyta katilo instrukcijoje. Šiaip katilas įrengtas teisingai. Jis stovi ant atskiro pamato, turi savo pamatą. Prie katilo yra nedegi siena, per tinkamą atstumą pajungtas katilas, tik tai ta kiaurymė dūmtraukio turėtų būti užtaisyta. Jei įvyktų nelaimė, ją galima būtų atpažinti. Degimo metu, jeigu kaminas dega, tai namuose bus girdimas ūžesys, galima bus pamatyti liepsną, o iš lauko pusės, iš kamino kris pelenai. Taip pat svarbu tinkamai įrengti kaminą. Pas primarijų Nerijų Jušką viskas atitinka reikalavimus. Šiuo atveju kaminas įrengtas teisingai, todėl kad jisai įrengtas aukščiausiam stogo taške ir iškyla daugiau nei kaip 50 cm virš stogo. Jeigu jis būtų atitolęs nuo kraigo per 3 metrus, daleiskim, tai turėtų būti lygus aukščiausiu stogo tašku. Kamino viršus turi būti apsaugotas nuo kritulių, šiuo atveju mes matom, kad taip ir padaryta. Tai dabar aš uždarau sandariai šičia, viskas pežiūrės dirba pats.